Labą dieną. Šiandien turim 144 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie lietuvių pastangas atkurti Lietuvos valstybę. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie Lietuvos tarybos veiklą. Taigi vokiečiai ne tik nemanė kurti nepriklausomos Lietuvos valstybės, bet net vengė žodžių kabutėse nepriklausomybė ar kabutėse Lietuvos valstybė. Okupacinė valdžia, Lietuvos taryba, norėjo laikyti klusniu patariamuoju vokiečių valdžios organu. Lietuvos taryba siekė padidinti savo įgaliojimus. 1917 metais rudenį jai pavyko susisiekti su lietuvių tautos dalies, pasitraukusios į Rusiją ir gyvenančios vakarų valstybėse atstovais ir gauti jų palaikymą. Svarbiausias Lietuvos tarybos uždavinys buvo nepriklausomos Lietuvos valstybės paskelbimas. Tam susidarė naujos palankios sąlygos. 1917 metų spalio pabaigoje Rusijoje, kai į valdžią atėjo bolševikai, kilo suirutė. Ji nebegalėjo kariauti su Vokietija ir pradėjo taikos derybas. Jose Vokietijai rūpėjo okupuotų kraštų likimas ir ji siekė pasirašyti dokumentą, kuris nusakytų Lietuvos ir Vokietijos tarpusavio santykius. Taip Vokietija būtų išlaikiusi Lietuvą savo valdžioje. 1917 metais gruodžio 11 dieną Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją, kurioje skelbiama, jog atstatoma nepriklausoma Lietuvos valstybė, pasisakoma už amžiną sąjungos ryšį su Vokietijos valstybe. Davus tokį pažadą Vokietijai, kilo lietuvių visuomenės nepasitenkinimas. Lietuva ir toliau buvo žiauriai išnaudojama, o apie nepriklausomybės atgavimą nebuvo leidžiama net kalbėti. Lietuvos taryba pasijuto apvilta ir savo santykius su kitomis valstybėmis nutarė nustatyti būsimajame steigiamajame Seime. Nesantaika kilo ir pačioje Lietuvos taryboje. 4 tarybos nariai, tai yra Kairys, Biržiška, Vileišis, Narutavičius, ėmė reikalauti visiško Lietuvos savarankiškumo ir pasitraukė iš Lietuvos tarybos. Sausio pabaigoje Lietuvos taryboje išryškėjo 2 srovės. Vieni reikalavo ryžtingai skelbti nepriklausomybę, be jokių ryšių su Vokietija, kiti norėjo palaikyti su vokiečiais gerus santykius ir ragino laukti palankių aplinkybių ir okupantų nuolaidų. Kadangi Vokietija savo pažadų nesilaikė ir nepripažino Lietuvos nepriklausomybės, subrendo sumanymas, kad pati Lietuvos taryba paskelbtų Lietuvą nepriklausomą valstybę. Apie Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimą. Lietuvos taryba ieškojo būdų susigrąžinti iš tarybos pasitraukusius atstovus, kad nepriklausomybę paskelbtų visa Lietuvos taryba. Pasitraukę iš tarybos nariai
prieš skelbiant nepriklausomybės aktą pareikalavo perrinkti tarybos pirmininką Smetoną, kaip pataikavusį vokiečiams ir praradusį tarybos pasitikėjimą. Smetona pats sutiko, kad skelbiant Lietuvos nepriklausomybės aktą tarybai pirmininkautų Tautos atgimimo patriarchas Jonas Basanavičius. 1918 metais vasario 16 dieną visi Lietuvos tarybos nariai susirinko Vilniuje, Didžiosios gatvės 30 name, dabar būtų Pilies gatvė 26, ir pasirašė naują nutarimą, tai yra Lietuvos nepriklausomybės aktą. Jame buvo paskelbta, kad atkuriama nepriklausoma ir kabutėse demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje. Valstybės santykius su kitomis valstybėmis nustatysiantis demokratiniu būdu išrinktas steigiamasis Seimas. Nepriklausomybės aktas išreiškė visų lietuvių tautos partijų ir srovių sutarimą dėl svarbiausio dalyko, tai yra kurti ir gyventi nepriklausomoje, demokratinėje Lietuvos valstybėje, laisvoje nuo bet kokių išankstinių įsipareigojimų kitoms valstybėms. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie Lietuvos tarybos veiklą. Pasakokite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimą. Pasakokite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.